Paveiksle pavaizduotas stačiakampis popieriaus lapas ir nubraižytos išklotinės reikalingos sudaryti ritiniui dalys. Tai yra 2 skrituliai, būtų 2 pagrindai ir tas aplinkui ta šoninė siena, kurią apgaubė. Taigi iš šitų dalių mes galime sudaryti ritinį. Pirmas klausimas būtų toks, kam yra, suskaičiuokite šio ritinio vieno skritulio plotą. Žinome, kad skritulio plotą skaičiuojame naudodamiesi formulę πr kvadratu. Duomenys yra pateikti, turime skersmens reikšmę 10 cm. Skersmuo yra 2 ilgesnis už spindulį, vadinasi spindulys yra 5 cm. Ir mūsų skritulio plotas yra vietoj π sąlygoje nurodyta, kad imame apytikslę reikšmę 3 sveikus ir 14 šimtųjų. Dauginame iš 5 kvadratų ir sudauginę susiskaičiavę mes gauname 78,5 kvadratinių centimetrų. Toliau antroje uždavinio dalyje mūsų prašo rasti aukštį, štai iš tokių detalių suklijuoto ritinio. Aukštį reikia rasti. Na, iš tikrųjų, jeigu bus skritulys apačioj, kitas skritulys viršuj, šitą sieną aplinkui apeis, tai aukštis svarbus, tos juostos plotis. Tiesiog aukštis bus 6 cm. Reikia suskaičiuoti šio pagaminto ritinio tūrį. Tūrio formulė, jeigu pamenam, tai būtų pagrindo plotas kart aukštinė, bendrųjų atveju, bet kas būtų pagrinde, dauginti iš aukštinės, ar ne? Mūsų atveju pagrindas yra skritulys, aukštis yra 6. Viską, ką mes padarėme ir gavome, suskaičiavome 1 ir 2 daly. Tai tiesiog įsistatome duomenis, 78,5 padauginta iš 6, rezultatas yra 471 kubinis centimetras. Nepamirškime parašyti, po kiekviena dalimi yra atsakymai, ar ne? Atsakymai ir atsakymai. Galite įrašyti.